Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną šios vasaros penktadienį, laida Atostogos kaime. Prie mikrofono Diana Dubatauskienė. Atsakykime savo nuoširdžiai, kiek per dieną laiko praleidžiame gryname ore. Ar pailsime, ar randame laiko pabūti tyloje ir ramybėje? Kaip manote, kokiu būdu žmogus gali išlaikyti elementarią ir natūralią fizinę bei psichinę pusiausvyrą? Pašėlęs gyvenimo tempas verčia ieškoti ramybės bei atgaivos tiek kūnui, tiek sielai. Lietuvoje yra 19 kaimo turizmo sodybų siūlančių sveikatinimo paslaugas. Čia galima pasimėgauti neįkainojamų liaudies medicinos lobynų, išgerti žolelio arbatos, pasimėgauti pirties ar kūno masažo malonumais. Šiandien kviečiu jūs kartu apsilankyti vienoje iš sveikatinimo sodybų. Atvažiavome į Telšių rajoną, Kūlio Daubos kaimą ir kalbiname sodybos šeimininką Ričardą Rasiuką. Labadiena. Labadiena. Labai malonu, kad atvažiavote ir kalbinate. Iš tikrųjų malonu, kad susirinko toks puikus būrys. Norėčiau Jums papasakoti, kaip mes čia atrodom ir kaip čia pas mumis kas vyksta. Gal pradėčiau tada nuo pačio senojo vandens malūno, kuris randasi Varnių regioniniam parke, nuostabioje vietoje. Aplinkui neturime jokių dirbamų žemių, neturime jokių fabrikų ir Varnių regioninis parkas tikrai mums suteikia labai didelę tokią galimybę turėti šviežų ir gerą orą. Žmogaus gyvenimo pagrindas yra harmonija su gamta, jos dėsnių laikymasis. Ką siūlote savo sodybos svečiams, norintiems atgauti dvasinę pusiausvyrą ir fizinę stiprybę? Siūlome pradžiai atvykti, pasigrožėti gamtą, pasižiūrėti, pasiklausyti savęs, pakvėpuoti to šviežių oro. Toliau atvykę jie pas mumis pamatys seną malūną, kuris buvo pastatytas jo pradžia gimimo diena, tai 1851 metai. Vienas iš Varnių vyskupų pradėjo statybas. Atvažiavęs žmogus patenka į senovinę aplinką, į muziejų, kur gali ramiai susipažinti, kaip buvo malami grūdai, kurioje vietoj atsiranda miltai, kaip smulkinamos kruopos. Šalia turime ir upę, ir tvenkinį, ir mišką. Tai tokia vieta, kur tiesiog vienoj vietoj susikaupia labai daug gražių dalykų. Pačiam poilsiui, atsigavimui mes esame įrengę akmenų sodą, kur ramiai galite pavaikščioti, pasižiūrėti, pasiklausyti savęs, pasiklausyti miško. Ramus pabuvimas tai savo proto nuraminimas, o nuraminus protą jūs atrandate daug teisingų atsakymų, kurių negalėdavote išspręsti įtemptam savo darbei, įtemptam savo gyvenime. Dar užsiemam pirtininkystę, sveika pirtininkystė. Daugelis jau žino, kurie atvyksta pas mumis, kad mūsų pirtise žodis alkoholis jo nėra visai. Šiai dienai į patalpas net nėra jo buvę, kad kas nors jį neštų. Ką tai mums duoda? Ko mes einame į pirtį? Į pirtį mes einame, pirmas dalykas, tai nusiprausti iš viršaus, antras dalykas išsivalyti iš vidaus, dvasiškai, sustiprėti. Kada pirtyje naudojame daug žalumynų, augalų, įvairių vantų. Vantos, kaip įprasta, visi šneka kažkodėl tik tai apie ąžuolą ir beržą. Iš tikrųjų naudojami visi medžiai. Tik tai reikia žinoti, kokią paskirtį atlieka. Kaip pavyzdį aš jums paimsiu neįprastos vantos, kaip šermukšnis, obelis, uosis, riešutas. Tai tie medžiai tikrai įneša daugiau stiprumo, gyvybės mūsų organizmuose. Pamėginkite įsivaizduoti, jeigu jūs atėjote į šiltą malonę pirtį, kur temperatūros yra nedidelės, nedaugiau 60, jumis paguldo ant gulto, kuris nuklotas vaistažolėm, jumis apkloja vantomis arba vaistažolėm, tada paduoda lengvą šiltą garą ir tas garas yra leidžiamas per vaistažolės tiesiai į jūsų kūną. Pamėginkite įsivaizduoti, kaip atsigauna jūsų kūnas ir kokią sveikatą po tokių procedūrų turėtumėt. Sveikatimusi procedūrų pirtise yra įvairių, tai naudojami ir pilingus, ir druskas, ir kaštonus, daug tokių gražių dalykų, kur padeda atsigauti odai, padeda atsigauti pačiam žmogui. Vedame ir papildomus seminarus. Seminaruose, kaip ir minėjau, šnekame apie augalus, apie medžius,
kokias galima pasigaminti arbatas, kokie medžiai kaip veikia, kokią turi energetiką. Stipresni mokiniai, kurie nori dar toliau gilintis, tai mokinamės ir balto energetinius ženklus, kur anksčiau žmonės su šitais ženklais gyvendavo, su jais palydėdavo į karą, su jais palydėdavo į mokslus, apsisaugodavo nuo ugnies. Įdomus buvo aprašymas, kada ugnis jau ėjo per duris į namus, ženklas buvo nupieštas ant žemės ir ugnis sustojo, nes tas ženklas draudžia ugnį peržengti. Kiek užtrunka viena pirties procedūra? Tai 2 kartus į pirtį, 2 kartus į ežerą ir viskas baigta? Tikrai ne. Trumpalaikis užbėgimas į pirtį, tai gal nėra blogai, tai yra geriau negu nieko. Bet tikrai ne taip turėtų būti. Pirčiai mes turime skirti visą dieną. Neturi būti tokio dalyko, kad užėjau į pirtį keliom valandom, nes jūs niekaip negalite paskubinti savo atvėsimo, niekaip negalite paskubinti savo įkaitimo, prakaitavimo ir to viso dalyko, kas vyksta pirtyje, jūs niekaip negalite, nes vyksta taip, kaip vyksta. Kiekvienas žmogus tai reaguoja individualiai, atskirai ir kiekvienam reikia atskirai atvėsti, įkaisti, tai to labiau ne kiekvienas sugeba surinkti savo mintis, ne kiekvienas sugeba su savim viduje pasikalbėti, pabendrauti, o aš siūlau pirtyje pabendrauti ne tik su savim, pabendrauti ir su augalais, su medžiais. Daromas pirmo garo ritualas labai įdomus. Atliekame kitokių ritualų, kur žmonės labai mėgsta ir jiems tai labai įdomu ir atvažiuoja tikrai ne vieną kartą. Didžiausias mano noras ir tikslas, kad tokių pirtininkų, tokių pirčių atsirastų daugiau. Tai tikrai kviečiu, atvažiuokite, mokykitės ir darykite tai. Ir kada mes busim stipresni, švaresni, sveikesni ir tikrai tikiuosi, kad visai neužilgo visi gyvensim mažiausiai po 150 metų ir sakysime, tai tikrai dar ne senatvė. Norėčiau pasakyti, kad mano pirtis, mano pravedimo būdas pirčių greičiausiai yra priskiriama prie sakralinių pirčių. Šito dalyko mokinausi pas amžinatilsį Stasį Daunį. Jis daug apie tai rašė, gražių straipsnių parašyta, gražių knygučių. Dar norėčiau pridurti, kad pirtyje vyrauja 4 stichijos. Tai žemė, vanduo, ugnis, oras. Tam, kad visą šitą sustiprinti ir daugiau įsivaizduoti ir su tuo pabūti, mes esame rengę 4 stichijų labirintą. Kada žmonės atvyksta, jį praeina, pabendrauja su savim, pabendrauja su stichijom, jiems iškyla tikrai daug įdomių klausimų. Stichijų labirintas, akmenų sodas, kaip kilo tokios įdomios idėjos jums? Pradėjau pirmiausia taikyti savo ir pastebėjau, kad tai tikrai labai padeda. Tam tikros meditacijos, tam tikri visokie būdai, treniruotės. Važinėdamas po Japoniją, liktai norėjau atrasti ten daug atsakymų ir manydamas, kad tie žmonės gana stipriai pažengę. Taip, jie yra tikrai gana stipriai pažengę, bet ko labiausiai jie mane išmokė, tai kad nereikia kitur ieškoti. Viskas yra mumise, viską mes turime. Ir viskas, kas yra aplinkui, tikrai yra labai stipru, gera, tik tai reikia sustoti, nuraminti savo protą, apsidairyti, kas yra aplink mus. Ir visą šitą mes galim kuo puikiausiai pasiimti ir panaudoti. Visų sveikatinimo paslapčių Richardas moko ir savo svečius. Jūs organizuojate įvairius seminarus. Kokiomis temomis? Seminarų būna įvairių. Norėčiau paminėti tokius seminarus, pavyzdžiui, kaip stovykla augalų alchemija. Kada einame į laukus, renkame gėlės, susipažįstame su tom gėlėm, pradedame pažinti, kokios yra vaistažolės. Bendra masė žmonių šneka apie žolynus piktžolės. O kada pažiūri giliau, pasirodo visos tos piktžolės yra pats geriausias vaistas, pats geriausias atsigavimas mūsų kūnui, mūsų sielai. Tada tuos augalus, įmant augalų alchemijos stovyklą, garinam, darom hidroletus. Hidroletai, kada garinimo būdu išgaunamas tirpalas, yra vadinamas hidroletas, fitoliai. Kada augalus dedam į aliejų ir darom aliejinės ištraukas, aliejus ištraukia iš augalų tas sveikas savybės. Ir be abejo žmonės
tai išmokę pasidaryti, darosi namuose ir to naudojasi ir tada jie stiprėja. Dar norėčiau paminėti, kad daug įdomių mokytojų, kas liečia augalus, atvažiuoja iš Latvijos. Tikrai nuostabus mokytojai, kurie daug mums ko parodo ir pamoko. Džiaugiuosi, kad pas juos tai yra sugriauta mažiau negu pas mumis, tikrai jie žino apie tai daugiau. Toks dalykas kaip akmenų pažinimas, akmenų energija. Tikrai nuostabus ir kuo daugiau aš juos gilinuosi, tuo daugiau man jie patinka. Jūsų sodyba yra ypatingoje vietoje. Matome daug šaltinių. Pats pastatas, pats malūnas ir visa sodyba yra Dauboj. Anksčiau žmonės tokias vietas labai rinkdavosi ir pačiam gyvenimui, bet, kaip ir sakiau, mes turime čia vandens malūną, kurio paskirtis buvo malti grūdus, tai pats pastatas ir buvo pastatytas ant vandens. Tai pati upė to vandens atneždavo. Bet yra dar vienas įdomus dalykas, kad ta vieta, kur dabar stovi malūnas, turime begalę daug šaltinių, kurie trykšta iš visur. Jų yra ir miške, ir pačiame malūne, ir šalia malūno. Ir tas nuostabus vanduo gaivinantis, kurio turime tikrai daug, žmogus gali maudytis trykštančiame vandenyje, kuris yra paduodamas be siurblių. Neprisilietęs joks mechanizmas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vanduo nepakeitęs jokios savo struktūros, negavęs jokios blogos informacijos ir išlaikantis temperatūrą ar žiemą ar vasarą 7-8 laipsniai. Ir vasarą, aiškus, be abejo, tai nuostabus dalykas atsigaivinti. Žiemą, kada turim užšalusią upę ir šito vandens nusiprausti, jisai daugiau skverbėsi į kūną, jisai daugiau atgaivina žmogų, sustiprina. Ir pabaigai, Ričardai, ko palinkėtumėt savo ir savo svečiams? Labai norėčiau, kad tokių sodybų atsirastų daug. Iš tikrųjų norėčiau, kad visos turbūt tokios būtų sodybos. Labai norėčiau, kad atsirastų tokių pirtininkų, daugiau žolininkų, daugiau tų žmonių, kurie mums padeda atsigauti, išsivalyti. Tikrai linkiu, kad lai visada jumis lydi augalų ir medžio energija. Kiekvieną rytą atsibudę, šypsokitės ir džiaukitės savo gyvenimu. Ir lai jūsų artimieji netrukdo eiti šituo keliu, padeda už sveiką ir gražią Lietuvą. Ačiū, Ričardai. Ačiū. Saulė, šviesa, grynas oras ir vanduo – mūsų gyvybės šaltiniai. Būkime dėkingi už juos. Pasisvečiavę ir apsilankę kaimo turizmo sveikatinimo sodyboje ir išbandę gilias tradicijas turinčią kūno ir sielos terapiją, išvykstame kupini jėgų ir susigrąžinę dvasinę ramybę. Apie visas sveikatinimo sodybas jūs sužinosite apsilankę mūsų tinklalapyje www.atostogoskaime.lt. Su jumis buvo laida Atostogos kaime. Iki kito penktadienio.